Yeah. Yeah. Hey, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Get the fuck up out my way. I'm forever on the race till they catch me in the chase. Get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you brought me in the case. Dodging ops, getting guap. Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir šiandien turiu kitokio turinuko. Šiandien niekur čia nešokinėsim tarp tų tiltų, bet su chebra atvarėm papaišyti. Vyksta kasmetinis grafiti džemas Kaune, kurį organizuojame jau nuo 13 metų chebra ir paišom čia non-stopu. Tai šausime visi, kas ką nori, savo grafitonus. Tai viską susirašiau, nuo ryto susipakavau dažus, pasiėmiau kopėtėlės, atvažiavau iš Vilniaus ir pradėsim ruoštis, puoštis. Pradžioj įsimesiu eskiziukus, tau chebra daro ir pabiški paišaliosimės. Pirmas darbelis buvo eskiziukas, o antras darbelis susikraut dažiukus. Visokiausius spalvyčių čia yra ir manau atrasiu viską, susidėsiu lagaminą ir vešiuos į Kauniuką. Va taip, be gailėšio yra nekojamas praeitų metų darbas, be jokio gailėšio. Užvaluojama, ruošiam evoliuciją, ruošiam pagrindą naujiem darbam. Po to, kai užsimetame sienos foną, pirmas ir pagrindinis darbas yra užsidėti eskizą. O eskizo perkėlimas, manau, vienas sudėtingiausių piešimo dalių. O kadangi mano eskizas apvalus, tai turiu pasidaryti puikų tobulą apskritimą, kuriame ir darysiu visą savo piešinį. Ir tam naudoju įdomią techniką. Tai esu savo purškiamų dažų flakonėlį pririšęs virvute, taip sukurdamas kaip ir milžinišką skriestuvą. Tai viena ranka prispaudžiu per centrą tą virvutę, o su kita brėžiu apskritimą. Na, o vėliau belieka perkelti patį piešinį į šį apskritimą. Mano piešinys pakankamai abstraktus, tai yra kalnai ir gamtos motyvai, tad nenaudoju kažkokios papildomos technikos, nes nėra labai svarbu iš tikrųjų labai tiksliai atkartoti eskizą ir viską iš rankos, iš akies, daugiau mažiau persimetu pats. Dalis chebros atvažiavo šiek tiek anksčiau, tai darbai jau pajudėję pas juos vyksta spalvinimai. Čia vat yra organizatorius šito evento ir kaltininkas Giega, kuris atvažiuoja iš Londono, grįžta į Lietuvą ir mums organizuoja šitą eventą. Tai vat, ir visi pasiruošę, eskizus planšetėse daugiau mažiau ir perkelinėja darbus. Tikrai nemažai atsivežiau dažiukų, man labai daug skirtingų atspalvių prireiks ir esu pasiruošęs judėti į priekį su eskizu. Tai pradedu viską nuo dangaus, pasidengiau tiesiog baltą spalvą, nors ten bus debesėliai. Tai pradedu nuo viršaus, nuo backgroundo ir viską po truputuką lipdysiu žemyn, padarydamas dangų, tada kalnus, tada artimesnius kalnus, vandenį ir pabaigsim. Žiūrėjom. Nu ką, pradėjau nuo foniuko, padariau debesiukus, toliau lipsiu į kalnus, bus tokių violetinių visokių spalvyčių. Taip, sluoksnis po sluoksnio lipu žemyn ir pabiškiu judam. Dar viena priežastis, kad lipu žemyn, kad neaptaškyčiau dažais purkšdamas į apačią naujo piešinio. Tai irgi viena priežasčių. Pradėdamas kiekvieną naują etapą, šiuo atveju pradėdamas spalvinti kalnus, viską pradedu nuo bazinės spalvos. Nusprendžiu, kokia tai turėtų būti maždaug spalva ir pasirenku maždaug vidutinį toną, tai yra nei per šviesų, nei per tamsų, nes būtent vėliau dėsiu šešėlius ir šviesiausias dalis. Nu ką, padariau kalniukus, pašešėliavau detaliai, čia biškį sniego tokio melsvo įdėjau. Dangus viršus padarytas, toliau judėsiu žemyn, šičia ir čia su miškais ir taip po truputį leidžiuosi žemyn, judam, o chebra įsivažiavę, kas jau netgi baiginėja darbus, iki visą galą paėmę esam visą sieną, judesiukas geras. Kadangi mano darbas nėra labai didelis, tad smulkiausias detalės turiu krapštyti teptuku, nes jau purkštuku ir purškiamais dažais nebeišeina to padaryti, o mano technika naudojant teptuką gan paprasta. Naudoju taip pat kitą pasiėmęs flakonėlį, apverčiu jį
ir kadangi jis yra išlenktas, ją pačią pripurškiu dažų, taip man nereikia papildomo kažkokio inventoriaus ir viską galiu pasidaryti su turimom priemonėm. Dažai džiūna gan greitai, tad turiu dirbti nedelsdamas, o teptukui plauti ir valyti naudoju purškiamą acetoną, taip neleidžiu jam sudžiūti ir galiu naudoti skirtingas spalvas išsiplaudamas teptuką. Nu ką, pasidariau kalnus ir čia šitas kalvas šoninės, va čia naisa visur. O dabar pradedu paišyti akmenukų šitoj vietoj ir ant galo vandenuką darysiu. Kai kas čia irgi pasibaiginėja, chebra juda į priekį. Visi juda, kas baiginėja, kas ne. O čia štai paišo grafiti krikštatėvis ir tėvas, atnešėjas dažų į Lietuvą. Kaip jaunuoliai jaučiatės dabar piešdamas? Kiek jūs metų piešite tamsą? Gal kokią 30 jau. Eina, savo. 30. Ką norit kažko labai prasmingo, kad pasakyčiau, Aš norėčiau, kad jūs labai prasmingai papasakotumėte ir įkvėptumėte jaunimą tamstą. Dabar man net neišeina į tave kreiptis, girdi, įrašinėti. Tik tai jūs, ponė. Tik tai tu, ponė, gerai. Tai klausyk, kelintais metais pradėjai piešti? 89 1900. Grinai tais metais, kai gimiau, tu jau flakonėlį laikei savo rankoje ir kapoji. Ir vis dar iki šiol varai seniuk, ta prasme, čia tu esi legenda, kaip dėl to jautiesi? Tu ne mane filmuoji, ten kažkur lauką. Tu laukia, tu su siena. Jo, su siena. Jo, Marčiau, viskas labai fainai. Nu, svarbu, žinai, įkvėpti, įtakoti ir jūs dabar įtakokit kitus, o aš tik tai savo malonumui piešiu. Taip, geriausias planas tas ir yra. Žiauriai smagu su tavim čia susitikti. Jauniškius. Jaunimėlį. Nu ką, pasidariau jau rakmenukus šonuose. Liko upeliukas, vandenukas ir bus baigta. Daug chebros jau čia irgi baiginėja, paišalioja. Vyrukai čia daužo, beleką. Martynai, kas supykino tavo veikėją? Ko jis susipykino, ko sunegalavo? Tai po tiltų tiesiog gera vieta pavemti visada yra. Tai šito toks irgi šeštadienis. Po tiltų esam, reikia nusivemti. Vemia menu. Taip, visa siena nuvemta. Kartą į metas susitinkam pavemti. Vemia nuo šitų spalvų, pasižiūrėkit, kiek galima. Tas spalvytės susižiūrėjo ir dėjo. Gal galiu pakalbinti tave, jaunuolį? Čia šitas jaunuolis yra mano tamsta mokytojas, kuris mane atvedė į menus, į grafiti, šiaip supažindino su menu. Gatvės kultūra. Gatvės kultūra. Tai įvyko 2007, kiek pamenu. Kažkas panašaus, gal netgi 2006 metų žiemą kokiam nors hip-hopo vakarėlį. Jo, o 7 buvo pirmas piešinys, dėl to tą dieną, tos metus atsimenu. Ir tu vis dar vanoji, nesustoji, kapoji. Purški, kol pirštas veikia, tol važiuoji. Ir nesustoji. Nuo 2002 metų. Tu pradėjai 2002? Taip. 2002, pirmas tavo piešinys įvyko, ar pirmas tavo eskizas? Pirmas piešinys. Ok, kur jisai buvo? Įgyvendintas? Prie namų, už garažų, kaip visą laiką. Geriausios vietos. Nieks nepyksta. Garažai tik papuošti. Papurškiau, supratau, kad reikia geriau prie eskizų padirbėti ir sėdau dar 4 metam ant eskizų tobulinimo. Bet tu tuo metu paišydavai ant sienų vis tiek? Patagindavom. Senas geras tagioras. Paterlinį biškį, žinai. Bet visi pradeda nuo tagų, nieks neišvengia tos stadijos. Nors ką tu ten suprasi, kai tau 11 metų? Nu, reikia papaišyti. Nu, vau, tu čia gražiai stengiasi. Na, o aš pradedu paskutinę savo piešinio etapą, paskutinį piešinio dalį, tai būtent apačioje esanti vandenį upė. Ir viską pasidengiu savo bazinę spalvą, tai yra vidutinio šviesumo mėlyną, nes ant viršaus dėsiu šešėlius tamsesnius bei blikus, kurie bus šviesesni. Ir šitam dalykui naudoju kartoniuką, kaip matote. Kartonas padeda neišeiti už piešinio ribų ir likti viduje, neaptaškyti šonų.
taip galiu išlaikyti aštrų piešinio kraštą. Taip pat tos bazinės spalvos susimetimui naudoju Fat Capą, tai yra purkštuką, kuris purškia labai storai, o visom detalėm naudoju priešingai patį smulkiausią purkštuką, kad iškrapštyti ir padaryti kuo smulkesnių detalių. Hebrytė taip pat deda paskutinius štrichus, paskutinius prisilietimus ir visi kažkaip sinchronizuotai judam į pabaigėlę. Jeigu teisingai suskaičiavau, tai mūsų buvo apie 11 piešėjų suvažiavusių ir visą šitą sieną išpaišėm per 8 valandas. Tai manau, kad įspūdingai, kai galima su tiek nedaug žmonių taip greit padengti tokį didelį plotą. Hebrytės turėjo privažiuoti iš visos Lietuvos, bet ne visiems pavyko atvykti. Tai piešėjai buvo iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, netgi iš Baltarusijos vienas bičiukas atvažiavęs paišė, taip kad labai fainai, kad tiek žmonių susirenka ir padaro tokį milžinišką projektą. Šitas renginys nėra niekaip finansuojamas ir yra varomas iš pačių piešėjų entuziazmo, taip kad visi atsiveža savo dažiukus, savo spalvytės ir daro viską iš savo kišenės. Orientacijai, kad susigaudyti kainose, tai vienas šitas flakonėlis kainuoja apie 5 eurus, o patys matot, kiek aš jų atsivežiau. Aišku, šitam renginiui nieko specialiai nepirkau, viską naudojau už savo sandėlio, viską, ką turiu namuose, bet iš tikrųjų nėra pigus malonumas, ypač kai reikia nuo nulio susipirkti visą krūvą dažiukų. Pasiekiau, ką norėjau. Pasiekiai, ką norėjai? Na. Pabaigai darbą? Papasakok mūsų žiūrovams apie savo šitą piešinį. Kas čia parašyta, kad įskaitytų visi? Čia yra užrašyta vakarėlis. Vakarėlis. Kur čia tu matai? Bet... O ką nematai, čia fantazijos reikalas menas yra. Kiekvienas atveria naują skrynę. Man atrodo, tu čia užsienietiškai užrašai P-A-R-T. Martynas Papartynas. Žiūrėkit, matėt Martyno vardas. Čia Martynas kitą piešinį paišė. Nu, puiku. O tekste tai, kad po vakarėlio dažniausiai jauties nekaip. Būna nekaip. Svarbu... Papasakokite savo... Šeštadienio vakaras po tiltu. Šeštadienio vakaras. Tai bet po tiltu vis tiek vakarėlis vyksta, ne? Jo, tai pereisim dar šitą lygį. Judam, ne, vakarėlį? Jo, judam. Perėjimas yra. Taip, dauguma raidelė šaudo. Plūgai, pasakyk, ką čia užrašiai? Plūgas. Plūgas. Wild style? Lemba Ar čia ne wild stylas, 3D candy stylas. Nežinau, čia naują bandau dabar stilistiką, dekoravimą. Naują Dantų išras- pasta. Dantų pastos stilius. Nu, atsitrauk pasižiūrėsi, grinai dantų pasta. Dantų pastos stiliukas. Labai seksi. Nu, dar nebaigta, dar trūksta kontūriuko visur, bet seksi as fuck. Inovatorius, plūgas, susipažinkite. Galiu tęsti darbą? Ačiū. Nu ką, panašu, kad baigėsi mano darbeliai. Langas į gamtą atsivėrė. Tiek vadažiukų prireikė. Nu ką, kaip ir pabaiga grafiti džemo, visi visko pripaišėm. Visi savo kūrinius padarė iki kitų metų. Klausimas, kiek čia laiko išsilaikys, aišku, nes siena legali, kada nori bet kas. Ir tu taip pat galėtų varyti čia papaišyti. Čia dar daug tos sienos yra. Ir jinai visa legali paišymui. Tai vat, tikiuosi kažką sužinojot įdomaus apie street artą. Ir jo, jeigu norit pamatyti papaišyti, nusipirkit dažų ir ateikit į legalią sieną paišyti. Ar susiraskit kokį nors gerą garažėlį. Nebijokit vaikai tagint ant sienų, nes viskas nuo tago ir prasideda. Aš irgi pradėjau nuo tago, tada išmoksti paišyti ir gražiau, ir didelius darbus ir panašiai. Tai vat, šiandien vidosas apie tai. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikinti, pasubscribint ir kažką pakomentuokit, atsakysiu tikrai. Ir susimatysim kitam video. Čiau! Hey, get the fuck up out my face. Money tucked inside the safe. If you ask me what I want, what you